Daugelis vairuotojų tiki, kad greičio matuoklių tolerancija yra 10 km/h, bet ar tikrai taip, kokia yra tikroji tolerancija ir kodėl ji gali jūs nemaloniai nustebinti? Stacionarūs matuokliai turi techninę paklaidą – ±3 km/h. Praktikoje daugelis nustatyti fiksuoti nuo maždaug 11 viršijimo. Su trikojais viskas dar sudėtingiau. Tamsiu metu jie gali fiksuoti nuo 11 viršijimo, šviesiu iki 21. Ir jūs niekada nežinote, kuri riba taikoma būtent tą akimirką. Žinau, ką galvojate. Sulėtinsiu prieš kamerą ir viskas bus gerai. Ne. Vidutinio greičio sistema skaičiuoja jūsų vidurkį per visą ruožą. Jei ruožą įveikėte greičiau nei leidžia matematika, bauda ateis. O nuobaudos viršijus daugiau nei 50 iki 550 eurų ir vairuotojo pažymėjimo atėmimas. Pakartotinas pažeidimas iki 1000 eurų. Lietuvoje yra 212 matuoklių. Laikykitės greičio ir vairuokit saugiai. Dalinkitės šio video su draugais, o daugiau informacijos skaitykite Reidas Official LT.